Ką šiandien deginsim ant laužo? Žvaigždė Gytis Paškevičius pasidalino mano nuotrauką, kokia garbė, su tokiu tekstu. Po keletos metų tebevažiuojančio neapykantos traukinio visus atsakymus rasite čia. Nuoroda į jo sūnaus TikTok video. Tu dar tada nešioji kavytę ponui Valinskui, toksai buvai klapčiuks. Galimai kažkada buvai parkritęs ant kelio priešais Arūną Valinską. Aš nežinau, ar ant kelio, ar netyčia ten kažkaip, žinai, ant stalo parritai. Žiūrėkite iki galo, nes pabaigoje pakviesiu jūs į neeilinį ant laužo įvykį. Vita taip ištaškė tavo bairis, kad tiesiog matau, kad nebepakyl žmogus. Grimalis nuleidęs galvą, žinai. Nu, Dominykas Kubilius, žinai, jisai džiaugiasi šypsosi. Raustų lietuviškai toks humoro žanras, kai juokais kepinamas kitas žmogus, dvasingasis Paškevičius, jaunesnysis, sulaukė ant laužo kanale po tokių pasisakymų apie protestuojančius prie Seimo. Absurdas. Absurdas. Kaip pedofilas kovotų už meilę vaikam. Tai kodėl ta neapykanta vargšams Paškevičiams trunka net 4 metus? Nes prasidėjus karui, Dominykas išpyškino melą, kokio net okupantai negalėjo sugalvoti. Karo nėra, žuvę ir nukankinti yra tik aktoriai su kartoniniais ginklais. Ir šeimai žalos buvo už laisvą žodį. Už laisvą žodį. Taigi tyčiojas, taigi ten baisu, taigi ten kas ten tik nesidėjo ten. Kilus neapykantos bangai, tėtis stojo ginti suaugusio sūnaus, nes ir jis, kaip ir jo sūnus, yra už tokią tiesą. Matau šiandien, kad yra kažkokias vėliavas iškeltas, trispalvės. Norėjau paklausti, ką jūs čia švenčiat? Nelabai suprantu, ką jūs čia, kokia čia atkūrima, nuo ko? Vergai galvoja, kad jie laisvė, wow, vergai švenč laisvę. Kadangi dvasingasis Paškevičius jaunesnysis nesustoja, nesustosime ir mes. Ant laužo kanalas rengia pirmą specialų gyvą pasirodymą K2 Comedy klube. Balandžio 28 antradienį Melagius, tame tarpe ir Paškevičių, raustins garsiausi komikai. Tai šitie raustintojai, tai teisėjai atsisėdė, teisė žmogų, koks dugnas, koks absurdas. Visos pajamos už bilietus Dominyko Paškevičiaus dar didesniam pykčiui bus skirtos Ukrainą remiančiam fondui Angels of Light. Bilietus rasite komentaruose. Iki pirmo pasimatymo gyvai, bendraminčiai.